baigia skambėti, o mes dabar skambinsim. Oh my god, you're so sexy. Yra toks Ernestas. Jūs visada, rašo mergina, viena Sandra, jūs visada tai puikiai išsiaiškina, tai vat reikia jūsų pagalbos. Situacija yra tokia. Draugė draugauja su Ernestu, kuriam dabar skambinsim. Jie draugavo žiemą, bet jis ją paliko, o prieš porą savaičių jis jos atsiprašė, sakė, kad nori susitaikyti. Bet dabar nebeatrodo, kad jis tikrai to norėtų. Tai būtų labai gerai, jeigu apsimestumėt Robertu, Ieva su juo bendrauja. Ir maždaug viskas turėtų būti taip. Jei ji tau nerūpi, tai mesk ir užleisk kelią man. Prašau, reikia jūsų pagalbos. Gerai. Skambikim Ernestui, visi aiškinkim, ar jis tikrai dar myli ir nori būti kartu su savo mergina. Sveikas, gyvas. Klausau. Labas. Labas. Ernestai, čia tu? Nu. Labas, ką darai? Nieko. Čia toks Robertas, skambina, žinai? Koks? Ievos pažįstamas. Kokios jaus? O tu durnas? Kokios jaus? Nu tai tavo mergos, ko gero. Ką? Tavo mergos, ko gero, sakau. Nu ir ką? Nu ir nieko, norėjau pasikalbėti apie Ievą. Ką pasikalbėti? Vat kažką tai. Tu turi laiko dabar? Nu, kažkiek. Nu, žodžiu, aš suprantu, kad jūs ten draugavot, kažką tenais viskas, bet man nelabai čia patinka, kaip tu, tipo, metei ir dabar prieš porą savaičių pradėjai vėl kažką reksti. Nors realiai man ir taip buvo labai gerai su Ieva. Tai aš noriu paklausti, ką tu čia dabar bandai padaryti ir kokie tavo čia tie tikslai yra? Šiaip tai niek. Kas niek? Niek. Ko čia nesuprasti? Nu tai paaiškink, aš žinau, durnas nesuprantu. Nu tai tau bėdas. Nu tai pasakyk, tu dar draugauji su Ieva ar nedraugauji? Ne. Tai kada ją palikai? Nu koks skirtumas? Nu didelis. Man atrodo, džiūk tau neturėtum būti skirtum. Man tai labai didelis skirtumas. Tu supranti, aš su ją bendravau, viskas kaip ir buvo Zeba. Viskas, ką bendravau, man tas mažiausia rūp, žinok. A, girdi, tu paklausyk manęs. Nu, aš klausau. Sakau, aš bendravau su ją, viskas buvo okei, tu kažką ten paskambinai, parašei, tai panori susitaikyti ir tu elgiesi kaip su žaislu, supranti? Dabar šiaip tai laiką netur, tai galėtų man čia nepeistrot, iš tikrųjų. Aš suprantu, kad tu neturi laiko, bet žinok, tokie rimtai klausimai sprendžiamės dabar ir šią akimirką, tai aš noriu su tavimi išsiaiškinti. Supranti? Nu, tai konto noriu man pasakoti. Aš tiesiog noriu išsiaiškinti, kad daugiau tu nebelystum prie Ievos ir Koks tos skirtums? Į mano moba yra, supranti? Kas? Į mano merga. Vau. Kas vau? Tas pats. Tai tau pats sakai, nerūpi jį. Nu, koks tau skirtums, o tas tur mažiausiai rūpit, man atrodo. Man labai rūpi. Ale, neužpasti man, blin. O girdi tu? Girdu, labai gera girdu. Su bobiška šukuosina. Ką, ble? Žinok, tikrai mane nervinė jau. Prisižiūrėk, konč, nekibėšk, žmogau. Tu supranti, man Ieva yra viskas. Ir daugiau... Nu, gera, kas man rūp? Ir daugiau tu prie Ievos nei pirštų, nei ką nebeprilysi. Jokie tavo skambučiai, jokie SMS žinutės, tau niekas nebebus leidžiama, supranti? Nu va. Jeigu aš neparašysiu dabar. Gausi per savo bobišką galvą. Sakau, gausi per savo bobišką galvą. Kur gyveni, aš tavęs klausiu? Džiunglėse. Va, blėdį, visi man drumą baigas, nepasaka, kur gyveni, aš galėčiau šį vakarą atvažiuoti kitais. Atvažiuok. Ne, kur gyveni? Vilniaus 56. Bet čia neplungė, ne? Neplungė, ką aš kaimietis galvoju. Vau, pradėkiam stumtam plungis, tai geriau, žinau, gali nesibaigti. Girdi man, dzin visiškai. A, girdi, gera, kareč. Tu man neaiškink, ko aš noriu ton dirbu. Kad tu nieko nedirbi. Nu, kas tu man toks, kad tu man išvaizdą čia aiškintum, blėdį? Nesikeik. Visų pirma. Kas tau rūku, kap, aš tep, aš neku. Kap tap nori, aš irgi noriu, bet aš... Klausyk, man dzin, kaip tu šneki, man dzin, kas tu esi ir kaip tu atrodai. Man dzin, kas tu esi. Bet man... Jo, bet tavo... Kažko noriu ton darau laisvę. Bet tavo ta... Man niek nepapasakojus, ačiū už dėmesį. Bet tavo ta šukuosina vis tiek kažkaip tai. Klausyk. Kas neprisipisinėti.
klausyk. Koks tau kurvas upės sveikals, aš nesuprantu. Ernestai, gali nesikeikti? Ne, negali. Kad tu manam bėsini. Aš suprantu, kad tave bėsini. Mane tu irgi bėsini jau. Bet aš nė kartą nenusikeikiau, nepastebėjai? Baisė, man tas rūpčia primeti kažkokį išsilavinusi pacaną, vapšė, wow. Taip, aš išsilavinu. Ronka. Taip. Wow. Aš noriu pakalbėti dabar apie Ievą. Man pohui, apie ko tu nori pakalbėti, man nebejaukingai. Prisipėsiu kažkoks apšės, nesuprantu aš tais. Noriu dar tave pajuokinsiu. Nu, davai. Zip FM. Blėsat debelita. Juokis. Ko nebesijuoki? Nu, ko nėra, aš turiu jauktis. Nu, tai sakei, nori, kad pajuokinčiau. Juokis. Nu, tai tu pajaukink. Ernestas, tau skambina radistai iš Zip FM. Nu. Nu nieko, tai ką? Puikiai pasirodėjai. Rytoj laukiu YouTube ir savo draugų komentarų. Čiau. Keliamės į kitą valandą.